Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Trumpai pristatysiu PVM prievolės dėl prekių pristatymų, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, dar vadinama Call of Stock. Nuo 2020 m. sausio 1 dienos įsigaliojo PVM direktyvos ir Europos tarybos reglamento nuostatos dėl prekių išgabenimo į kitą valstybę narę, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą. Šie ES teisės aktų pakeitimai buvo perkelti ir į PVM įstatymą. Prekių pristatymo pagal pareikalavimą supaprastinimas numato, kad toks prekių išgabenimas į kitą valstybę narę nėra laikomas pervežimu verslo tikslais. Prekes pervežantis asmuo neprivalo registruotis PVM mokėtojų valstybėje narėje, į kurią prekės išgabentos. Prekių tiekimas į kitą valstybę narę įvyksta tuo metu, kai prekės perduodamos įgijėjo nuosavybėn. Kad prekių pervežimas į kitos ES valstybės narės sandėlį nebūtų laikomas prekių pervežimų verslo tikslais, turi būti tenkinamos visos šios Call of Stock sandorių sąlygos. Iš karto žinomas pirkėjas ir pagal su juo sudarytą sutartį numatytas prekių nuosavybės perdavimas. Pardavėjas nėra įsikūręs valstybėje narėje, į kurią siunčiamos prekės. Pirkėjas yra registruotas PVM mokėtojų valstybėje narėje, į kurią siunčiamos prekės. Prekės parduodamos pirkėjui ne vėliau kaip per 12 mėnesių terminą. Prekių pervežimas registruojamas atitinkamame žurnale. Visos šios sąlygos analogiškai taikomos ir prekių atsigabenimui į Lietuvą, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą. Kaip jau minėta anksčiau, viena iš Call of Stock sandorio sąlygų yra prekių pardavimas pirkėjui per 12 mėnesių terminą. Šis terminas yra skaičiuojamas nuo prekių atgabenimo į paskirties valstybę, o ne nuo išgabenimo datos. Laikotarpio pradžia yra diena einanti po dienos, kurią prekės buvo atvežtos. Svarbu paminėti, kad jeigu prekių nuosavybė neperduodama per 12 mėnesių terminą, laikoma, kad įvyko prekių pervežimas verslo tikslais. Pristatysiu pavyzdį. Prekių išgabenimas iš valstybės narės A į valstybę narę B prasideda 2025 m. sausio 15 d. Sausio 20 d. prekės atgabenamos į sandėlį valstybėje narėje B. 12 mėnesių laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo sausio 21 dienos 00 valandų 00 minučių ir baigėsi 26 metų sausio 21 dieną 24 valandą 00 minučių. Šis terminas negali būti pratęstas. Jeigu prekių nuosavybės perdavimas neįvyksta per nustatytą 12 mėnesių terminą, atsiranda prekių pervežimas verslo tikslais. Tokiu atveju apmokestinimo momentas yra kita diena po 12 mėnesių termino pabaigos. Prekes pervežantis asmuo turėtų papildomai domėtis dėl prievolės registruotis PVM mokėtojų valstybėje narėje, į kurią prekės buvo išgabentos. Kai per 12 mėnesių nuo prekių atgabenimo į kitą ES šalį prekes įsigyjantį apmokestinamąjį asmenį pakeičia kitas asmuo, toje pačioje valstybėje narėje, į kurią prekės buvo atgabentos, laikoma, kad prekės pristatomos, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą. Toks keitimas turi būti užregistruotas atitinkamame žurnale, taip pat turi būti tenkinamos kitos anksčiau minėtos sąlygos. Svarbu paminėti, kad asmens pakeitimas nereiškia naujo 12 mėnesių termino skaičiavimo. Tai yra, 12 mėnesių laikotarpis skaičiuojamas nuo pirminio prekių pristatymo, bet ne nuo įsigyjančio apmokestinamojo asmens pakeitimo. Tačiau, jeigu prekės sunaikinamos ar prarandamos, įskaitant praradimą dėl vagystės, laikoma, kad netenkinamos privalomos Call of Stock sandorių sąlygos. Tokiu atveju laikoma, kad yra įvykęs prekių pervežimas verslo tikslais ir atitinkamai prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės. Į Lietuvą atgabentos ar iš Lietuvos išgabentos pagal Call of Stock sandorių sąlygas prekės registruojamos atskiruose laisvos formos žurnaluose, kurie gali būti pildomi ir elektroniniu būdu. Įrašai žurnaluose daromi ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po prekių išvežimo į kitas valstybės narės ar prekių pristatymo į Lietuvą. Išgabenus prekes į kitą valstybę narę žurnale nurodoma prekių išvežimo data, asmens, kuriam skirtos prekės PVM mokėtojo kodas kitoje valstybėje narėje,
sandėlio, kuriame prekės laikomos po pristatymo adresas, prekių pristatymo į sandėlį data, pristatytų prekių vertė, kiekiai, aprašymas ir kiti duomenys nurodytų žurnalo pildymo taisyklėse. Sandoriai dėl prekių pristatymo pagal pareikalavimą deklaruojami formoje FR0564. Ketvirta šios formos versija turi du tam skirtus priedus. FR0564R priedas, kuriame deklaruojamas prekių išvežimas, ir FR0564T priedas, kuriame deklaruojamas prekių tiekimas. R priede nurodomi tokie veiksmai kaip prekių išvežimas, perdavimas kitam apmokestinamajam asmeniui, prekių grąžinimas ir anuliavimas. Toliau panagrinėsiu prekių pristatymo, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą pavyzdžius. Tarkim, Lietuvos įmonė A, kuri nėra įsikūrusi Latvijoje, 2025 m. sausio 1 d. perveža 300 vienetų prekių į Latvijos įmonės B sandėlį Latvijoje. Abi įmonės yra PVM mokėtojos savo šalyse. 2025 m. balandžio 1 d. iš Latvijos sandėlio du pirkėjai įsigyja prekes. Pirkėjas X1 nusiperka 50 vienetų prekių, pirkėjas X2 nusiperka 30 vienetų prekių. Šiuo atveju laikoma, kad įmonei A prekių tiekimas, o Latvijos įmonei B prekių įsigijimas iš ES įvyksta balandžio 1 dieną. Įvykusiam tiekimui Lietuvos įmonė A Latvijos įmonei B išrašo PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodo, kad pardavė 80 vienetų prekių, kurių apmokestinamoji vertė yra 500 eurų. PVM sąskaitoje faktūroje be kitų rekvizitų taip pat įrašoma nuoroda į PVM įstatymo 49 straipsnį arba direktyvos 138 straipsnio 1 dalį. Minėtą sandorį Lietuvos įmonė A turėtų deklaruoti. Visų pirma, deklaruojamas sausio 1 dieną įvykęs prekių išgabenimas į Latvijos įmonės B sandėlį. Teikiama sausio mėnesio ataskaita FR0564 ir pildomas jos R priedas. R2 laukelyje nurodomas veiksmas išvežimas pasirenkant skaičių 1, R3 laukelyje pasirenkamas Latvijos valstybės kodas, R4 laukelyje nurodomas Latvijos įmonės B PVM mokėtojo kodas. Nei prekių kiekis, nei prekių vertė šiame priede nėra nurodomi. Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijoje FR0600 šis prekių išgabenimas nėra deklaruojamas, tačiau išgabenimas pažymimas pildomame žurnale. Balandžio 1 dieną įvykęs prekių tiekimas deklaruojamas formos FR0564T priede. T2 laukelyje nurodomas valstybės kodas Latvija, T3 laukelyje nurodomas Latvijos įmonės PVM mokėtojo kodas, T4 laukelyje nurodoma prekių vertė. Jeigu per tą patį mėnesį įvyksta ne vienas prekių tiekimas, tam pačiam Latvijos PVM mokėtojui prekių vertė sumuojama ir nurodoma vienoje eilutėje. Tiekimai nurodyti T priede nėra papildomai deklaruojami formos FR0564 pagrindinėme lape. Įvykęs prekių tiekimas taip pat deklaruojamas PVM deklaracijoje FR0600 18 laukelyje nurodant prekių vertę. Išrašytos PVM sąskaitos faktūros traukiamos į išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą kodu PVM 50. Panagrinėsiu pavyzdį, kai prekes įsigyjantis asmuo yra pakeičiamas kitu asmeniu. Lietuvos įmonė A 2025 m. sausio 1 d. pervežė 300 vienetų prekių į Latvijos įmonės B sandėlį. Pasikeitus aplinkybėms, Lietuvos įmonė sudaro naują prekių pristatymo, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimo sutartį su dar viena Latvijos įmonė C, kuri taip pat yra PVM mokėtoja Latvijoje. Sausio 15 dieną Lietuvos įmonės nurodymų iš Latvijos sandėlyje B esančių 300 vienetų prekių 120 vienetų yra išgabenama į Latvijos įmonės C sandėlį. Formoje FR0564 prekes įsigyjančio asmens pakeitimas iš Latvijos įmonės B į įmonę C yra nurodomas R priede. Pirmoje eilutėje visų pirma rodomas įvykęs prekių išgabenimas Latvijos įmonei B.
R2 laukelyje nurodomas veiksmas išvežimas, pasirenkant skaičių 1. R3 laukelyje nurodomas valstybės kodas Latvija. R4 laukelyje nurodomas Latvijos įmonės B PVM mokėtojo kodas. Antroje eilutėje rodomas prekes įsigyjančio asmens keitimas. R1 laukelyje nurodomas veiksmas keitimas, pasirenkant skaičių 2. R3 laukelyje nurodomas valstybės kodas Latvija. R4 laukelyje nurodomas Latvijos įmonės B PVM mokėtojo kodas. R5 laukelyje vėl pakartojamas valstybės kodas Latvija, o R6 laukelyje nurodomas Latvijos įmonės C PVM mokėtojo kodas. Prekes įsigyjančio asmens keitimas deklaracijoje FR0600 nėra deklaruojamas, bet fiksuojamas pildomame žurnale. Panagrinėsiu dar vieną pavyzdį, kai prekės iš Latvijos sandėlio grąžinamos atgal į Lietuvą. Lietuvos įmonė A 2025 m. sausio 15 d. į Latvijos įmonės C sandėlį buvo nugabenusi 120 vienetų prekių. Prekių išgabenimas buvo deklaruotas sausio mėnesio ataskaitoje FR0564R priede. Tačiau įmonė A, matydama, kad prekių pardavimai iš Latvijos įmonės C sandėlio nėra dideli, nusprendžia dalį prekių grąžinti į Lietuvą ir spalio 1 dieną atsigabena atgal 100 vienetų prekių. Spalio mėnesio formoje FR0564R priede turi būti deklaruojamas prekių sugrąžinimas į Lietuvą iš Latvijos įmonės C. R2 laukelyje nurodomas veiksmas grąžinimas, pasirenkant skaičių 3. R3 laukelyje nurodomas Latvijos valstybės kodas. R4 laukelyje nurodomas Latvijos įmonės C PVM mokėtojo kodas. Prekių grąžinimas nėra deklaruojamas formoje FR0600, bet fiksuojamas pildomame žurnale. Trumpai aptarsiu pavyzdį, kai prekės pristatomos, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą į Lietuvą. Lenkijos įmonė A, kuri nėra įsikūrusi Lietuvoje, 2025 m. vasario 1 d. perveža 200 vienetų prekių į Lietuvos įmonės B sandėlį Lietuvoje. Gegužės 1 d. iš Lietuvoje esančio įmonės B sandėlio pirkėjas X1 nusiperka 30 vienetų prekių. Šiuo atveju laikoma, kad Lenkijos įmonė A patiekė prekes Lietuvos įmonei B gegužės 1 d. Įvykusiam tiekimui Lenkijos įmonė A Lietuvos įmonei B išrašo PVM sąskaitą faktūrą, Lietuvos įmonė B deklaruoja prekių įsigijimą iš ES PVM mokėtojo formoje FR0600. PVM deklaracijoje prekių vertė be PVM rodoma 21 laukelyje. Apskaičiuota PVM suma traukiama į deklaracijos 25, 34 ir 35 laukelius. 35 laukelyje PVM suma rodoma tik tokiu atveju, jeigu įmonė turi teisę į PVM atskaitą. Gauta PVM sąskaita faktūra traukiama į gaunamų sąskaitų faktūrų registrą kodu PVM 16. Visą aktualią informaciją mokesčių klausimais galite rasti pasinaudoję šiais šaltiniais. Ačiū už dėmesį.